Valstybinio Vilnius Gaono žydų muziejaus tolerancijos centre Naugarduko gatvė 10-2 atidaryta nauja nuolatinė moderni ekspozicija Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie šoą, apie katastrofą. Ekspozicija dedikuota per holokaustą nužudytų Lietuvos žydų vaikų atminimui. Pasakoja parodos kuratorė Dana Silčinskaja. Mūsų muziejaus žydų gelbėjimo atminimo amžiaus skyriuje yra kaupiami tiek išsigelbėjusių žydų, tiek gelbėtojų prisiminimai, fotografijos, video interviu. Ir susikaupė labai tokia autentiška, gera medžiaga, labai reikšminga medžiaga. Mes labai daug dirbome paskutiniais metais su išsigelbėjusiais, nes jau jie visi sulaukė garbaus amžiaus. Ir ypatingai tas darbas suaktyvėjo 2004 metais, kai Izraelyje gyvenantis rašytojas Icchokas Meras inicijavo Teisuolių projektą. Jisai subūrė grupelę žmonių, savanorių, kurie padėjo mums ieškoti pergyvenusių holokaustą Lietuvoje žmonių Izraelyje, nes dauguma jų dabar gyvena jau nebe Lietuvoje. Daug žmonių gyvena mūsų parodos dalyvių kitose pasaulio šalyse, ypač daug Izraelyje. Yra Jungtinės Amerikos valstybėse ir Rusijoje. Žodžiu, išsiplėtė labai mūsų bendravimo ratas ir žmonės labai mūsų, sakyčiau, suprato mūsų tikslus. O mūsų tikslai tai tokie pagrindiniai, kad šitų paskutiniųjų, kaip mes sakom, šoa liudininkų prisiminimai pasiektų Lietuvos visuomenę, ypač jaunąją kartą. Ir kad jie girdėtų iš žmonių pačių autentiškus pasakojimus, nes tie pasakojimai yra labai jaudinantys. Ir ta medžiaga iš tiesų, kai susiduri su ją dirbi, supranti, kokia jinai yra reikšminga. Mes šioje ekspozicijoje parodėm 47 išsigelbėjusių per karą buvusių vaikų istorijas ir jas labai plačiai, sakyčiau, nušvietėm, nes visos jo šeimų likimų, nes dauguma tų vaikų, jie nors ir po karo tapo laisvi, nebereikėjo jiems slapstytis, tačiau jie neteko tėvų, neteko artimųjų, neteko senelių, tai augo karta, kuri, galim sakyti, labai daug buvo praradusi. Labai žmonės jautriai reagavo, jie mums patikėjo mūsų tą idėją, jie siuntė savo fotografijas iš asmeninių archyvų ir dar norėčiau pabrėžti, kad tos fotografijos dažnai joms ypač brangios, kadangi jeigu jie liko našlaičiai, tai jie kartais tos savo tikrusius tėvus pamatė praėjus daugeliui metų. Net ir dabar, ir jau kai jau sulaukė garbaus amžiaus, yra tokių atvejų, kai jie iki šiol nežino, jie jų nėra matę. Arba per stebuklą kas nors jiems perduoda, kurie prieš karą emigravo į Palestiną arba Jungtinės Amerikos valstijas. Taip, kad mes stengiamės parodyti tiek išsigelbėjusius, tiek atskleisti ir tų gelbėtojų žygdarbius. Todėl, kad tais laikais, kai buvo kurstama tokia neapykanta ir tokia aplinka, kai negalėjai tikėtis nieko pagalbos iš aplinkos, atsirado žmonių, kurie vis dėlto ryžosi tokiam žingsniui ir kurie tai darė sąmoningai. Ir tos iškilusios gelbėtojus, kiek mes čia galėjome, mes parodėme stendus, čia yra ekspozicijoje 20 stendų, tokių išsamių, o daug platesnė medžiaga yra mūsų kompiuteriniam terminale. Dana, būtent apie tai, kad ši paroda labai moderni. Kaip jums pavyko tai padaryti? Na, matot, mes aišku apie tai galvojame, nes labai svarbu turėti vaizdo įrašus ir ne tik skaityti tos tekstus, o matyti tos žmonės. Todėl mes ieškojame partnerių, kurie galėtų tai įgyvendinti, ieškojame finansavimo ir galų gale viskas įsisprendė. Aišku, nebe mūsų muziejaus direktoriaus tokio labai aktyvaus palaikymo, nes jis labai tą idėją buvo užsidegęs. Markas Zingeris ir ieškojame įvairių rėmėjų visam pasaulyje. Čia jūs matote, esate mūsų lankytojo kambariai. Taip, ir sąrašas rėmėjų ir Task Force for International Cooperation, Holocaust Education, Remembrance Research, vienas iš pagrindinių rėmėjų, ir kultūros ministerija mus parėmė, ir Claims Conference. Žodžiu, buvo šiek tiek ir privačių rėmėjų ir svarbiausia, kad mums pavyko surasti firmą Teramedia, kuri labai mūsų tas idėjas, sakyčiau, gyvenino taip, kaip mes ir svajojame. Mes dirbame kartu, visą laiką tardamėsi ir šita paroda, kiek aš jau girdėjau atsiliepimų, ekspoziciją mes vadiname edukaciniu centru, jinai, sakyčiau, gyva, jinai labai veikia, nes tai jūs ne tik tai matote tas senoviškas fotografijas, kurios yra iš tiesų retos, bet galite labai daug tų žmonių ir išgirsti.
Mūsų ta firma Teramedija, pas juos yra įvairių specialistai, žodžiu, kurie dirba ir su programistai, kurie mums sukūrė programą, kurie mes dabar galim naudotis paiešką kompiuteryje, tarp gelbėtojų, išsigelbėsiu. Tiek duomenų, kiek mes šiuo metu turim sukaupę. Tai yra šiuo metu čia įvesta duomenys apie gelbėtojus, tie, kurie yra apdovanoti, tiek pasaulio tautų teisuoliai, tiek žuvančių gelbėjimo kryžiais. Ir taip pat yra stendas skirtas tiem teisuoliam. Lietuvoje, kaip žinote, jie apdovanojami žuvančio gelbėjimo kryžiumi. Tai ten yra visi prezidento dekretai, visos teisuolių pavardės, kur yra apdovanoti. Ir yra kai kurie video interviu iš žuvančio gelbėjimo kryžio apdovanojimo ceremonijų ir iš teisuolių apdovanojimo ceremonijų. Kadangi žuvančio gelbėjimo kryžiui mūsų muziejus irgi teikia kandidatūros apdovanojimui. Todėl ta medžiaga pas mus irgi yra. O su vaizdo įrašais mums pasidalino prezidentūros archyvas. Jie mums irgi davė tokią informaciją. Ekspozicija bus nuolatinė. Taip, ekspozicija bus nuolatinė. Ir mes tikimės ateityje parengti specialias edukacinės programas. Bendrausime su mokyklomis, istorijos mokytojais, kurie tikiuosi čia atveš vaikų iš Lietuvos ir kitų mokyklų, ne tik iš Vilniaus. Parodos kuratorė Dana Silčinskaja. Stiller, stiller, Lommer schweigen, Quorum wachsen da. Schoben sie verpflanzt die Sonne, grünen sie zum Blau. Sphären wegen zu Bonar zu, es führt kein Weg zurück. Ist der Tate wo verschwunden, und mit ihm das Glück. Stiller Kind, mein Sveine Deutzer, es hilft nicht kein Gewehen. Unser Umblick Wellen Sonnen, sei wie nicht verstehen. Schoben Breges euch die Jammen, schoben Fieses heuchet zusammen. Nur zu unser Pein kein bisschen Schein, kein bisschen Schein. Frühling auf'n Land gekommen und uns Herbst gebracht, ist der Tag handvoll mit Blumen und sät nur die Nacht. Goldig scheint der Herbst euch Stammen, blüht in uns der Zar. Bleibt verjossemt, wo am Mame, das Kind geht auf Bonar. Wie die Wille Geschmiede, Teuge jocht den Pein. Ziehen Krias eis durchlite, itzin Jammerein. Sver der Heusche Gwutze runen, von der Finster lachten Sonnen. Reiter, komm geschwind, ich ruf dein Kind, dich ruf dein Kind. Stiller, stiller, Quellen, Qualen, uns in harster Ruhm, bis der Teuer wird nicht fallen, sein mir mussen Sturm. Frei nicht Kind sich siehst